Prieš tai, va, prastikiais, kai skaičiavai, kažkaip paskutiniais skaičiais, tai Saulė kažkaip mačiau, aš ryte šiandieną daug žiūrėjau ją vaikščiodamas. Dabar, kai sakei, bandžiau pasinerti to žodžius, kad ten ta šviesa keli, tai kažkaip kaip į Saulę gavosi. Bet ta Saulė tokia kaip ir su veidu tokia susiliejo, šypsosi tipo kažkaip tokia. Moters veidas toksai buvo kažkaip. Bandžiau kažkaip įsigilinti, bet jau skaičiavimas baigėsi ir kažkaip nutrūko. Dabar pasakyk aplink save, viskas aptemo aplink save, pradėjau žiūrėti kažkaip, nežinau. Pamėgink įsijungti šviesą. Save apsivalyk, nusimesk šytus, filtrus, prijungimus, nusiurbimus. Daryk sūkurį. Tada viskas nukristų. Gerai, dabar suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir pakeisim aplinką. 3, 2, 1. Kas aplinkui? Kažkokį kaip horizontą matau, kad kaip kažkiek medžiai yra, ten tai kaip Saulė, nesuprantu, dar kyla, leidžiasi, tokie ten toli kažkur, tai kažkiek debesų tipo. Tarkim būčiau pakilęs virš žemės, taip gana aukštai kažkaip. Jau žemė atrodo. Tai gerai, pakalk aukščiau. Ai, taigi tu ir norėjai globaliau pažiūrėti šiandien, prisimeni? Nu jo, gal kažką tai čia, nežinau, kol kas nesuprantu, kas čia apie tavas. Daug į viršų daugiau. Kaip žemė atrodo iš viršaus. Nu, bent jau mūsų tas akvariumas. Tai va, tu pasakai, kilk aukščiau, aš taip kaip nugarai įsirėmęs, kaip ir tą gaubtą ar ką, nežinau. Na jo, ir tada save pradėjau gaudyti, ar čia mano įstikinimas, ar čia iš tikrųjų, žinai, ar čia kas nutikrinti pradėjau. Gerai, apsistok ir pažiūrėk, kas tau už nugaros. Ne, tai aš jaučiu net fiziškai, tai aš įsirėmęs nugarą visas. Kaip noriu pakilti, kas nugarai atgal, žinai, ir aš tosi kaip prilipęs prie to stiklo tokio. Gerai, o iš ko tas gaubtas padarytas, tu gali nuskaityti? Energija, man eina, kad čia energija. Nėra ten kietos tos struktūros, bet ta prasme, tu jį atsitrenkęs, tai ją jauti ir tu negali praeiti. Nors tai tos raketos sprogsta atsitrenkia, nes tai netitinka tų energijų. Bet eterį tu gali praeiti? Taip, ir netgi eterį gali, ne? Jo, tai sielos išeina, tai viskas vaikšto. Jo, tą pait pasakėjai, man rodo, kad kaip mes suprantam žodį kaip teleportacija yra, tai va, toksai būtų lengvesnis būdas, jeigu mes galėtume tai panaudoti, kaip yra mokslininkai parodė, čia va dabar tą eksperimentą aš kažkada žiūrėjau, rodo tą video man, tai atrodo 2 metrus yra per eksperimentą padaryta, kad teleportuojasi ten kažkokią dalelę, žinai, tausme erdvėje, tai reiškia, kaip sakant, technologiją mes pagrindus turime, teleportacijos, bet tai po to buvo uždaryta ir daugiau taip, kaip ir viešai daugiau apie tai nieks nėra, nei išnekėjo, nei rašė. Tai va su tokia technologija mes tą gaubtą galim prašaukti ir toliau keliauti, žinai. Bet jeigu atstumą galima teleportuotis, tai kodėl teleportuotis tik už kupolą, iš kur gali teleportuotis į bet kurią vietą. Jeigu žinai, kaip, aišku, tenais. Ir kur? Nu, jo, turiu žinoti, kur tu nori. Nu, jo, jeigu mes žiūrime į tą kupolą ir ten tas prikabintas žvaigždės įsivaizduojam, kad čia planetos, tada aišku, kur ten teleportuosis, atsirengs ir viskas. O
O jeigu įtikras ten tas, kur yra kažkas, tai vat reikia dar žinot. Aišku, jie žino, tai ką mums rodo yra kitaip biškai. O gerai, tada savo pasąmonės paklaus, kur jinai norėtų teleportuotis, jeigu būtų galimybė. Į kokią planetą? Bet jis sako, ir taip jinai visur. Čia mums reikia teleportuotis, o ne pasąmonė jinai susijungus, kaip ir gaunasi pastoviai. Tarkim, kaip mes dabar kalbam, kad reikia žinoti tikslą. Tarkim, jo mes nežinom. Tai jeigu tu dabar norėtum duoti komandą. Man žinai, kaip rodo, man rodo, kad pasąmonė yra pastoviam ryšy su savo to aukščiausiu aš, su to visų ten ta informacijos šaltiniu ir taip toliau. O mes esam ta mažytė tokia dalelė, kur kaip ir tokia šlangutė, ar nežinau, kanalas, kuris, o mes čia atėję dabar čia patys gaunam. Ir tai, ką aš noriu, ir tai, ką ten atseit norėtų pasąmonė, tai yra skirtingi dalykai visiškai. Aš čia gyvenu kaip savo gyvenimą tokį ir tik tai galiu jos pasijungti. Jo, tokia dalis tokia kaip jo. Tai jinai neturi noro šokinėti kažkur, tai kažką daryti, jinai pastoviam kontakte yra su viskuo visur. Jei to nėra, čia mes tik tai, kadangi tokie kaip yra klikačiukai čia tam terariume, mes kažko norim kažką sužinoti ir mes lendame, tai mes galime apie ją sužinoti, arba jos pagalbą sužinoti, ar ten tiesiog jungtis prie kitų iš kitų sužinoti. Tai mes kaip kokiam apgame, ne, ant kūno. Toksai, Tokia maža planetėlė. Nežinau, rodo kaip, vieną kartą rodė, kaip tas vaikas, kai gimsta, su viešelio dar būna prisikabinęs, kaip sakant, kaip susijungęs su motina, ne? Tai ir mes tosigavosi ten pagrindinis, o čia dar vis tiek kontaktą turime, ten paską didesnį, paską mažesnį, bet ir mes paskui turim savo tą gyvenam. Ten kiti vadina ten tas kaip jis eina per pakaušį viršų tas informacinis kanalas ir toliau. Tai čia, kaip sakant, tų interpretacijų pavadinimų yra daug, bet tas ryšys pas mus yra. Mes jį galim sustiprinti, galime jį susilpninti, kaip daro daug kas ten, tai bangos visokios ir toliau. Fizinis to viso įtakoja, viskas įtakoja, viskas yra. Tai gerai, kaip mums sustiprinti? Naudoti, suprasti, priimti, kad tai yra, praktikuoti, naudoti. Čia taip pat kaip bet kokia kūno dalis, kurią naudoji, jinai vystosi, kurią nenaudoji, jinai miršta. Arba apmiršta. O ką tu turi minty naudoti? Eiti telepatiją? Ar jungtis, gaudyti intuiciją, tas, kaip sakant, matymai visokie tenais, girdėjimai ar ten jautimai, žinai, tos neignoruoti, o gilinti, suprasti, žinai, kad tai yra ir kodėl taip yra, kodėl aš tai pajutau, kaip aš tai pajutau, žinai, per ką ten kokią kūno dalį pajutau, kaip tai veikia. Kaip sakant, tai priimti, kad tai yra, taip kaip tu gali, nes mes skirtingai galim tai priimti, suprasti. Čia labai kažkaip man dabar rezonuoja su tuo tie ekstrasensų mokymai, kaip ten suprasti tą savo pajus ir stiprinti savo tos visus jausmus, žinai. Kaip atrasti, per kurį jausmą tu gali iš viso kažką, nes tas ekstrasensas tai ten nereiškia, kad ten matai, vienas mato, kitas girdi, trečias ten jaučia ar užuodžia dar kažkaip. Tai kiekvienas savaip, o kitas ten gal viską naudoja, arba ten visko po truputį ar kaip nors. Tai jeigu tai gilinėsi, supranti, atpažįsti, tada tą stiprinė automatiškai. O jeigu ignoruoji, ten iš to šaipaisi, ten, kaip sakant, prieš tai būni nusteikęs, kad tai ten koks šitonas velnės ar kažkas nesveiko, nenormalaus, tada tai automatiškai uždarai, nes, kaip sakant, tavo kūnas tai reaguoja, tai yra tavo pasąmonė sako, kad tu to nenori, tau to nereikia, nereikia, tai uždaroma. Tai pas tave tas ryšys yra stipresnis, nes praktikuoji? Kai naudoji, jis stiprėja, kai nenaudoji. Tuo momentu, kai naudoji, ir po to jis liekasi, kaip sakant, kaip raumenis, tai naudok, jis didėja, stiprėja, ištvermės daugiau gavosi, ten viskas gavosi geriau, nustoji. Yra dar išoriniai poveikiai, rodo tas visokas, o ypač negatyvas labai naikina viską. Baimės, nepasitikėjimą tokie, kurios man įteigia kas nors. Abejonės visokios. Tavo abejonės taip kaip gyvatė, nes su abejonė, be abejonės tu negali judėti į priekį, nes tada tu visko aklai patikėsi, kai sakant, tai galima lengvai prigauti. Bet abejonės iš šitos pusės ir turi to nepasitikėjimo duoda.
Tai čia vat labai niuansas toks yra. Nu, kaip sakant, medalio dvi pusės turi, kaip ir viskas Nu, ten plonytė daug. linija, ne, į kurią pusę. Jo, tai vat balansiuką tą vat atrasti, kad abejoti, bet nepraras pasitikėjimo, žinai, tavs neabejot to, ką tu žinai, to, ką tu matai ir supranti, ir tikrinti, ir tu toliau eiti. O ne, kad suabejojau, aš nematau, ar man neišeina ir ten nutraukti ir baigti, žinai. Tai vat kaip tai sureaguosi, tai tą dalyką subalansuoti. Mhm. Mano tas tikrinimas, pertikrinimas irgi labai būna dažnai kartais rodoma, kad Kenkia. į negatyvą jo aš tai to biškį bloginu tą visą dalyką, nes tas sarkazmas toks pasišaipimas, nenorėjimas priimti, kad, kad ten išėjo kažką ten pagydyti, padaryti kažką, tai aš su kritikas tai sureaguoju, nes kažkaip nesinori tenais tą puikybę leisti, žinai, pasimėgauti to, pasidžiaugti, žinai, nes tada man prikabinu, kad jeigu nori pasipuikuoti, žinai, bet iš tikrųjų tai priimti. Tai reikia tai žinau, bet man va taip gaunasi, aš iš karto tada bandau atmesti. Jeigu eisi visiems girsas, tai yra skirtingai. Tai vat yra, visur ten niuansai vat yra. Ir aš tikau, tai paverčiu, kad man pasako kažką, padarai gerai ir ten pasakei kažką, tai atiko, ten patiko, žinai. Aš iš karto atmesiu, žinai, negatyviai, kad ypač, žinai, kad nesureaguotų mano ego, kad nepasirodyčiau per ego dar kažką. Tai pas mane tai jautri kažkokia tema reiškia, tai yra tame. Gal už tai pažiūrėk giliau, ką tau reikia išdirbti ar išmokti. Kodėl tavo. Toliau apie tai yra kalbėti. Aš dažnai rašau tą ego, jeigu aš visur tai man. Tas, kas mums aktualiausia, mes apie tai rašome. Tai turime. Bet tas ego labai sunku, atrodo, tu jau jį nugalėjai, ne? Negali nugalėti. Kontroliuoji ir vis tiek per kitur išlenda. Jo, jis visą laiką bus, tu tobulėjai, jisai to pačiu lygiai vertiškai su tam tobulėja. Va ta kova yra nuolatinė iki galo bus. Dar iš šiam gyvenime tu ateini ir tas ego kaip ir priklauso. Jo. Niekur nedingsi. Jo, tai yra tavo dalis, viskas. Jinai yra ir pozityvių dalykų, ir negatyvių dalykų, arba jinai tave išnaudoja, arba tu jį. Ir ta kova su savim, kaip sako, tai ir yra tai dalis iš to kovos su savimi, tas ego yra gan didelė dalis. Kaip ir reikia pasitikėjimo, ne, bet per didelis pasitikėjimas irgi jau negerai. Aš tam, kad slopinti tą ego, žinai, kad neparodyti jam, kad nepasireikštų, kad manęs taip nematytų ir kad taip nebūtų, nes visą gyvenimą praktiškai kaip normalus žmogus gyvenau per ego. Tai aš dabar per stipriai jį dusinu ir neleidžiu to parodyti, viską specialiai, sakau, kad taip negali būti, to nėra, tenais nesąmonė, taip toliau, bet to pačiu, kenkiu savo gaunasi. O kažkaip tą balansiuką dar aš nepagaunu, negaliu. Aš per daug prieš jį nusiteikęs, kad leisčiau kažkaip neutraliai priimti. Pasidžiaugti to, kas išeina, žinai, priimti tai, kaip yra realiai be baimės, kad ego išlys per tą, žinai. Tai visą laiką buvo ir buvo, žinai, kažkaip reikia tai priimti. Čia aš dabar šneku, bet man pačiam kažkaip sunku suprasti, nežinau. Žinau, kad aš to negaliu padaryti. Tai kaip ir gerai iš dalies. Nieko čia gero, bet tavs gerai sužinot. Noriu giliau panagrinėti. Tai kad čia kaip ir aišku, atrodo, ne? Į kur pradžių mes ėjom, kokią temą čia vedė, nes čia nusuko man. Globaliau. Jo, čia vėl grįžome. Pažiūrėk Lietuvą, kas čia vyksta su ta Lietuva. Kad, nežinau, tu matei, gal tokie vaizdeliai visokie eina apie apelsiną, kad jis iššaipė per svogūnus. Kas ten daro? Lietuvos prezidentas, kad goodbye Lenin ir goodbye Putin ir ten goodbye. Ir labai aš žiūriu, ir dabar dar tik tai antraštes pamatau, tai aš nelabai žinau, kas Lietuvoje matosi, nes kažkaip man čia iš vis nelabai. Ir dar dingo 4 Amerikos kariai, ten nuskendo, ar kur ten jos ten ieško. Pabradį. Kaip pradžių pasakėjai apie Lietuvą, tai rodo, kad keičiasi šeimininkai, ta prasme, tai galvas kažkurios kris, kažką paaukos ir kažką kitai statys. Perima valdžią kažkas. Bet aš šiandieną žiūrėjau apie Siriją, rodo, kad tie patys šeimininkai perima, o ten perima rusai. Mano. Ta prasme, atsiema savo teritoriją. Gaunasi. Čia aš kalbu atsiema rusai į savo Pribaltiką, kaip sakant, įtaką zoną. Kaip ir padalinta gaunasi, kad Amerika jau perduoda atgal. Nes jie uždominavo dabar konkrečiai. Ir Afrikoje kiek šalių užima ir tą Middle East, kaip čia lietuviškai.
Tenais savo visur kariuomenė, technika, įtaka politinė, ten bazės visur stato viską tenais. Visur amerikiečius, europiečius išmeta ir jie visur ateina. Jie dabar labai plinta žiauriai. Tai rodo, kad pas mus kaip šlanga nuo vakarų nukirsta ir dabar tas perinamas etapas gaunasi. Tai ko tie žurnalistai, tie visi politikai klykia? Tai tiek metų gyveno ant šlangos ir jiems dabar tam viską atjungia, tai jiems katastrofa. Taigi. Nes nuo to, žinai, kaip jie ten šaiposi ir kalba ir eina. Tai rusai priešai, Amerika priešai, tai blin, ant tiek jie lietuviai negatyviai gyvena. išdidėjo, Jie buvo skirti. Jie nieko nebijo, nei bombų, nei karo, nieko. Karočiu. Toliau rėkia. Jie dar nesuvokia tos realybės. Jie buvo auginti, treniruoti ir mokinti, šnekėti būtent šitaip ir visą likusį gyvenimą įsivaizduoja, kad taip reikės gyventi. Bet kol žmonės taip priema, jie taip šneka. Kai jie suvoks, kad, aišku, tam turi visuomenė būti pasikeisti. Kol dar visi nori to kapo diplomatijos, ne, mokėti išlaviruoti. Ne, tai čia diplomatija reikalinga tada, kada yra sveika proto visuomenė. To dalyko jau nėra jau vos ne 10 metų, dabar bent jau 8 metų tikrai nėra. Propaganda važiavo. Jo, viskas eina propaganda, prievarta, grasinimais ir taip toliau. Tai va, tiek COVID-as puikiai tai parodė viskas. Visą pasaulis taip pačiai žodžiai šnekėjo. Nes buvo viena valdžia. Dabar ta valdžia susiskaldė ir dabar daugumą perima iš amerikiečių, iš tos laikinos Europos Sąjungos, viską Rusija periminėjo. Čia tau taip rodo? Jo, ar tu pats kalbi? Kol kas rodo. Bet, iš to, ką mačiau ir video, tai kaip ir sutampa. Aš ten apie Afriką vieną gal žiūrėjau ir šiandieną žiūrėjau apie Siriją, bet ten politiniai daugiau tokie dalykai buvo. Gerai, dar bando įvesti tą nekilnojamo turtą Lietuvoje. Taigi, ar jiems pavyks ar ne? Tu kas pasipriešins? Tai senuko jums senukai neturint maisto pinigų. Tai o kuriais metais Aika turi? Čia dabar žiūrėjau. Tai įvedus tą mokestį atims visą nekilnojamo turtą. Kaip galima atimti žmogaus to, ko jisai neturi? Mes neturim nekilnojamo turto Lietuvoje ir visose demokratinėse šalyse. Mes turim teisę juo naudotis, mokėdami mokestį. Taip visą laiką buvo, tai yra faktai. Kodėl žmonės to nesugeba suprasti? Jeigu tu moki mokestį, tu moki nuomą kažkam tai savininkui, kaip tu gali savo ir kitiem meluot, kad tau tai priklauso? Jeigu man priklauso daiktas, jis ir mano, aš niekam už jį nemoku, ne? Bet mes nusišnekam ir patys nesuprantam. Bet tai gerai, jeigu tu pats plytas nusipirkai cementą, pasistatei namą. Tai tau priklauso, ar ne tau? Kieno žemė yra? Jeigu tu pas mane atvažiuosi, pasistatysi palapinę, tai tau priklausys mano žemė, ar tau? Ne. Vis tiek tai man priklausys. Tu sakysiu, ačiū, kad pastatei, dabar dar mokėk mano nuomą, ką mes ir darome valstybei. Bet aš suprantu, tai buvo kaip deep state, nes jie nori padaryti kaip Amerikoje, ne? Bet jeigu nukirto tą šaką ir perima atgal rusai, tai neturėtų tai būti, neturėtų. O tai ką Rusijos žmonės turi savo nusavybę? Kur Prancūzija turi, Afrikoje turi, kur žmonės turi savo nusavybę? Kur nemoka mokesčių žemės? Bet visur moka žemės mokestį. Visur ta pati sistema. Mes tas ir yra, mūsų nutraukia į politinę kažkokią ten vieną šalį, kad kažkur tai turbūt nėra, arba tik tai pas mus taip yra, bet iš tikrųjų visam pasauliu tas pats yra. Tai kam tas iliuzijas daryti, kad kažkur tai yra? Tai Rusija irgi moka, aš tai nežinau, man atrodo. Tai visi moka už žemės mokestį. Žemės mokestį taip. Tai jie ne apie žemės mokestį kalba, o apie tą. Tai nekilnojamas turtas ant ko yra? Ant svetimo žemės, kurią tu nuomoji. Tai visą, ką ten tu darai, tai tą mokestį didina reguliariai. Tai už vandenį moka, tai už orą mokėsi, kažkur už lietų moka, pavyzdžiui, Vokietijoje, kitose šalyse. Nes ant tavo stogo, pagal tavo stogo dydį, tu mokė, kiek ant tavęs lietus užlyja. Vieniem atrodo absurdas, kai kitiem tai jau daugiametė patirtis kasdienybė. Tada mokėsi už kiekvieną plytą tenais, už namą, už kvadratūrą, tada už mašiną mokėsi, po to už dviratį mokėsi. Ir tai spaudžia. Nes mes to norime, mes sutinkam. Kaip ar čia polinuomuoti visą, už lietų mokės? Kai nenorėsime, tai čia tas pats, kaip tesnėva buvo ta tema apie tą baimę. Tai ta baimė, jeigu yra, tai ant tavęs spaus tol, kol tu arba nuo to širdies smūgio ten iš baimės numirsi, arba kol tu pasakysi, aš to daugiau nenoriu. Tai čia lygiai tas pats su tais spaudimais politiniais ir visokiais kitais.
Viskas yra spaudžiama dėl mūsų, kad mes suprastume, kad mes to nenorime. Kol mes tik tai šnekame, ten dalinamės postais, tai mes viskas tvarkojame, mes tai maitiname tą dalyką, energiją duodame, kad mes tai matome, akcentuojame ir priemame. Teigiamai, neigiamai, niekam neįdomu. Kai nenorėsim, sakysim ne. Sakysim, šitiem politikam viso gero, mes norim kitokių. Tada galėsim rinkti kitokius, jeigu norėsim patys rinkti. Jeigu nenorėsim, tada sakysim, duokite mums ten kažkokią pavadinimą, už kurį mes rinksimės. Ir vėl Bet bus tai jie lygiai tas pats. žmonių net neklausia, nedaro to referendumo ar dar Nu, kažko. tai Jie pasakė, nes mes susipareigoję Europos Sąjungoje ir kitos datos mes turim padaryti. Nu, tie tai Ir sako, nes mes duodam teisę jiems taip šnekėti. Tai mes jau esam atidavę, kai už Europos Sąjungą balsavom. Nu, tai aišku, mes gimėm, paėmėm pasą, turim pilietybę. Visio, mes esame jiems priklausomi. Tu esi lietuvė, tu priklausai Lietuvai. Kas valdo Lietuvą? Vyriausybė. Ką reiškia vyriausybė? Tai yra šeimininkai visų žmonių. Už juos sprendžia vyriausybė. Mes juos renkam, mes juos mokame mokesčius. Ir mes skundžiamės, kad jie mus valdo. Tai kaip kvaila kažkaip. Bet mes ant tiek protingi esame, kad mes to nemokam sujungti vienas prie vieno. Atsisakyk pilietybės, atsisakyk tautybės, visko, visų dokumentų atsisakyk, liksi vienas. Va tada tikrai pamatysi realybę. Kur tu esi, kas tu esi ir ką tu gali padaryti. Tada niekas tu negalės aiškinti, bet sakys, dink iš čia. Tu mano žemė, mano teritorijai, arba paklūsti, arba eik. O kur tu nueisi? Kur yra niekieno žemė? Šiame terariume. Ir vėl imsi kažkokią pasą, kažkokią pilietybę, kažkokius dokumentus. Arba nežinau, kad nerk kažkur po vandeniu, kur tenais nežinau, ar yra teritorijų, kas kažkam nepriklauso. Bet kol mes to plačiai nesuvokiam, tai mes ten žaidžiam tos politinius žaidimus. Gerai, kilom į viršų, pažiūrėk, kaip Rusija atrodo. Nu ką, karo stovis, taigi ten. O nu? Nu, kariauja, kiek metų, taigi, nu. Taigi nėra šeimos, kuri negalvotų apie karą, nes jų vaikai ten kariauja. Nu, tai nesvarbu, kad ten nesproginėja, bet tai taigi žuvusių irgi tenais yra. Ir daug yra. Ir žuvusių, ir kariaujančių, ir tų, kurie bijo į kariuomenę, tų, kurie slepiasi, kurie bando pabėgti ir taip toliau. Taigi čia, nu, karas yra karas. Čia. Pas jūs karių, taigi kiek kartų padaugėjo, reiškia, nu, kiek vaikų, tėvų, brolių, seserų, visų tenais į kariuomenę nuėjo. Tai aišku, nerimas, jau stipriai man tokie juodi, kaip ir dūmai tokie eina. Ir tai vargina, sekina žmonės. Nes tu pastovi negatyviai, pastovi baimė, nerime, taigi tai slopina. Bet su tuo jie stiprėja, kai sakant, teritorijų užiminėja, įtaką daugiau daro. Per jėgą, per tą prievartą žudimus. Technologijos labai sparčiai pas juos dabar plinta, ekonomika, viskas atsigauna. Bet vakoja kaina, kraujos, gyvybės. Nu, kažkaip taip matau, nežinau. Kaip Amerika? Ten ramiau kažkaip. Man rodo, tie visi labai laimingesni, kurie norėjo už Trumpą ir dabar tik tai įsižiūrėjo, laukia ten ir gaudo kiekvieną smulkmeną, kas pagerėjo, žinai, nes labai norėjo. Tai kaip ir ten šviesiau, man rodo, viskas labai patenkinti žmonės, kad pagaliau. Kad labai daug naujienų, iš tikrųjų. Nu jo, tai jie siurbė tas visas, visi laimingi, kad va, išrinkome mes, ten didžiuojasi. Tai vibracija biškai kyla, ne? Jo, ten va, viskas jo labai stipriai auga, jo. Priešingai, va, negu Rusijoje, tai ten džiaugiasi visi dabar, atsigauna. Ten geriau, nu, neskaitant ten tos LGBT, ant Vauktent, visi skripiliai ten tie. Tarkim, mums tai gerai, o tie, kurie buvo už tą kitą pusę, nu, tai jie jie arba eiti bėga, negatyvą. Tokie, va, kaip po kiautų pasislėpė, jie dabar bijo, nesupranta. Taip, mes buvom negatyvę, dabar jie negatyvę. Ja. Nu, jie arba bet tai vis tiek maždaug apie 50%. Vis tiek ta persvara nėra didelė. Nu, rodo, kad didesnė, rodo, kad dabar patenkintų yra daugiau jo. Netgi tų, kurie buvo prieš, jie mato, kad, nu, kad yra daug teisybės, su kuria jie anksčiau nematė, nesuprato, keičiasi, iki sakant. Gal negali dar garsiai pasakyti, bet jie mato, kad gerėja, kad jų šaliai gerėja, aplinkoje gerėja, kažkas, va, iš to, ką girdi, vis tiek televizorių stebi, žinai, ir tas naujienos jiems patinka, bet jiems nepatinka, kad tai Bidenas, tas Trumpas sako, žinai. Ir jie supranta, kad, nu, kaip ir buvo toj blogoje pusėje, bet, nu, ir tų, vat, besidžiaugiančių yra daugiau. Jo, jeigu dar neleidžia, tenais, nes vis tiek daugam sakė, tenais pasireiškia ir dabar jiems kažkaip nepatogu, žinai, va, tas yra negerai, bet tas viduje supranta, kad gerėja.
ir jie kaip ir džiaugiasi. Va, taip. Tai kaip ir budimas gaunasi? Nu, čia kaip pavadinti, o čia kame čia budimas, čia politika, taigi čia paklusnumas, ar tu tiem paklusai ir tau, dabar va žydas valdo, prieš tai kitas valdė, nu, tai vis tiek, kaip sakant, atsirūks viskas visiems, bet tas man ten yra, jo palyginus tokiais kaip pradžių Rusija, pažiūrėti dabar tenais, tai Amerikoje ten daug šviesiau viskas, daug daugiau yra, nes Rusijoje nėra to, kad džiaugtųsi už kažko, tai kažkas tiktų, žinai, o Amerikoje yra daug kas, kam patinka, tai ten daug šviesiau, gražiau. Energijos kažkaip aukštesnis, tokios lengvesnis. Bet vis dar purškia, žinok. Mažiau purškia, bet vis dar purškia. Nu tai va, kalba, panaikins, kalba, kad yra, bet iš tikrųjų nepadaro. Tai jeigu norėtų padaryti per tą pačią sekundę. Bet ne, dar tempia, dar kažką reikia padaryti. Nes taigi purškia ir prieš tai, kai jisai buvo to prezidentų. Ir tai, tik jie ne tik atsirado ne iš niekur nieko. Taip pat ir tie karai ir viskas, ir tie skiepai, viskas buvo daroma ir kūrėme dar prieš tai, tai čia skučia politiniai žaidimai. Viską žinojo, patys visur dalyvavo. Tik tai pasiskirsto, kurias galvas paukos, o kurie apsimės, kad jie geriečiai. Gerai, kaip Europa atrodo. Na jo, šią akimirką, kol kalbėjau apie Ameriką, tai žiūrėjau, panašiai kaip Rusija gavosi, nes tai labai bijo to karo su Rusija. Tai to stumimo prieš Ameriką. Bet patys provokuoja. Jo, jie netgi su Amerika jau nesutinka, kažkas tas skaldymasis rodoma, kad jau tarp jų toksai skirtumas pasidarė kaip siena tokia kažkokia. Nes Amerika kaip ir jau nelabai nori ten kariauti, jiems svarbu dabar savo žiūrėti ir jie kaip ir patenkinti, kad ten viskas gerai apsiramino nuo to karų visą kitą, o vat Europą kaip ir nepatenkinti. Jie čia tas intrigas. Karas yra biznis, tai jie nori. Tai čia korporacijom, bet aš žiūriu, žmonių tas energija, tas ne. Tai žmonės visada karo nenori. Nu, bet būtent jie dalyvauja, žinai. Tai parodo mūsų. Net neklausia, pasižiūrėk, kaip gaudo gatvės. Bent jau Ukrainai. Ne, tai neimsi ranką ginklą, iš jo nešausi, ten arba tave nušaus, arba ten, tai tavo pasirinkimas, ar kad tave nušauti, čia vietoje už savo tą pažiūrės, kad tu prieš karą, ar kad tu eitum kaip mėsa, ten, kad tenais tave nušautų, čia visi tu renkiesi. Ar į kalėjimą atsėdėti, atkentėti, ar į tenais, kad tave susprogdintų, sušaudytų. Čia visur yra tavo pasirinkimas. Tas atmetimas, kad nuo tavęs priklauso, tai jis nėra teisingas. Tai kuo giliau pasižiūri, to aiškiau, kad visą laiką tu renkiesi. Jeigu tu žinai, kad tave paimsi kariuomenę, tave tenais nušaus kažkas, ne, ten anksčiau ir vėliau, tai kodėl tu turi ten nesutinki, bet ir čionais nenori, kad tavęs nušautų. Tu pasakyk, ne, čia nori nušauti, tu mano priešas, sakyčiau, tu mane vedi, kad mane nužudytų, arba liepi mane, kad nužudyčiau, tai tu esi mane dabar didžiausias priešas. Tai aš nuo tavęs turiu teisę gintis, kad tu manęs nenužudytum, nes tu mane žudai dabar. Ir viskas, jeigu šaudo, jeigu daro, tenais aš ginsiu, taip toliau, bet čia mano supratimas toksai. O jeigu tu sutinki, ten palenki galvą, ten, kad ir atseit fiziškai ten pasipriešinai, bet tave atseit nuvedė, bet visi tą drabužius karinius susidėjai, ten granatų pasiėmė, šovinių pasiėmė, į mašiną įlipai, dainas dainuoji, tenais žygiuoji, visą kitą, tu su viskuo sutinki. Nuveža tenais ir tave ten sunaikina, tai čia viskas su tavo sutikimu. Ta tik spaudimo didesnį mažesnį padaro, o vienam daugiau reikia, kitiem mažiau. Tai čia tavo pasirinkimas, kur tu ir kaip tu mirsi. Perkelti kitiem čia, lengviau, aišku, permesti, va mane privertė, bet vis tiek čia tavo pasirinkimas, tu nenorėsi neįsi, tavo rankų nieks nenuneš, taigi. Matai, kaip tos atveju gal nežiūri, buvo, kad berniukas per vieną laidą pasisakė, kad prieš karą jisai nenori, taram, tai čia taip vartė, jisai nutiks visą jaunimą, čia dabar nebenorės įtkariauti, pasidarė tos priešas, jo. Jisai teisingai pasakė. Ta prasme, aš prieš karą nenoriu žudyti. Tai jo. Tai va, tai buvo tas pažiūrėti, kai žmonės sureaguos. Atpirkimo ožys. Tai jo. Pamatė visuomenės reakciją, nuomonę, kiek sureagavo ir iš to padarys išvadas. Aišku, labai ten tie rėkia, kurie vaikų neturi arba neturi berniukų. Žinai, turėtum sūnų, kuriam grėstų. Ne, tai čia sąmoningas žmogus, nei vienas nepasakys už karą. Tik nesąmoningas gali būti ten valdomas negatyvų, ten demonų ir kažkas. Savo šalies nenori ginti, taram. Ką čia ginti? Viskas išparduota. Ne, tai tu su bet kuriuo iš jų gali, turėdamas kažkiek sąmonės, gali pabendrauti ir jisai arba sulūžt, arba jisai pult save daužyti. Nes jisai negalės argumentuoti, negalės paaiškinti. Tave pardavė, tu esi niekas. Tai
taip gali šnekėti tik tol, kol su juo sąmoningai nepradedi šnekėti. Čia yra nesąmoningi kaip zombiai, galima sakyti. Jie yra užhipnotizuoti, užprogramuoti, jie ten sąmonės nėra pas juos. Akridaisim kariauti už tai, kad būtų įvestas nekilnojamo turto mokestis. Už ką kariauti? Kad mumis dar daugiau mokesčiais apkrauti. Tai jo. Bet tai Tegul žadina ateina naujas žmonės. šeimininkas, gal nebus tų mokesčių. Nu, tegul ateina. Nu. Nu gerai, pažiūrėk, tavo vaikas, pavyzdžiui, neturi pradžio supratimo, kas yra karštis, net, pavyzdžiui, dujinė. Jis ateina, junginėja dujinę. Jisai gali nusinuodyti nuo dujų ar gali ten sudeginti pirštą, žinai. Tai jam gali ten rėkauti, aiškinti, kad ten negalima, kad tai yra blogai. Jisai nesupras. Nu, mergaitė gal patikės, žinai, berniukas vis tiek jisai bandys priešingai daryti. Tai ar geriau leisti jam nusideginti pirštą, kad suprastų jau pagaliau, nes atsibodo ten rėkauti ir ten per rankas daužyti, žinai. Ar kad ten nepadarytų to, žinai, kol tu nematai. Ir jisai supras likusiam gyvenimui, žinos, ar ką daryti. Tai čia va tie mokesčiai. Čia yra kitas ugnies davimas. Dar nesupratai, paskaudėjo vėl lendi, dar didinsim, tol didinsim, kol tu tikrai norėsi už save atsakyti. Kol nekaltinsi kažką valstybę, kurią pats išrinkai, išlaikai ir taip toliau. O kol pasakysi, man nereikia, jeigu ten karalių ten iš valdžios ir taip toliau, parazitinės ypač, kuri mane išnaudoja ir taip toliau. Kol tu tapsi normaliu savarankišku žmogum. Tai iš vienos pusės taip pažiūrint. Tai yra labai gerai, kad didina mokesčius ir kad kuo daugiau jas didintų. Kad vežtų į bet kokius karus žmonės surinkinėtų, ypač tos, kurie savo norų eina ir bėga, visus tos agitatorius ir taip toliau. Nu, tai tos tegul ir eina, nu. Jos tik tai reikia. Jo, tai va, yra kurie tik tai loja, yra kurie eina. Nu, tai va, reikia jiem ir pasiūlyti. Tada viskas to ir baigia. Sakau, kai prieš tą visą nesąmonę pajungi sąmonę ir tada ta nesąmonė nyksta. Arba jinai puola prieš tave tada jinai su šakėmis ar ten uždaryt tavęs ar nužudyt tave, kad tu užsičiauptum, arba jie turės išnyks tiesiog, nes tai yra nesąmonė, negali progresuoti. Regionukėlis tiek turi vaikų sūnų, nu, tai tegul siunčia į tą Ukrainą į karą. Tai vat, mes galim pašnekėti, pagalvoti, bet mes nieko dėl to nedarome, reiškia, sutinkam. Tai tie mokesčiai iš vienos pusės tipo, oi čia blogai, nu suprantu, jo čia va, tai trumparegiškai žiūrint, bet va, kaip iš plačiai va žiūrėt, tai kuo daugiau ir kuo greičiau pakels tos mokesčius, kuo daugiau spaudimo padarys, kuo daugiau prigąsdins, to greičiau atsibos tiems žmonėms tai nesąmonės, pasakys, vūnišė visi įsigimėliai, jūs čia mano priešai, aš tokių daugiau nenoriu, nemokėsiu nei mokesčių, neišlaikysiu jūsų ir tas visus parlamentus iš vis sunaikinti, pakeisti į kažką kitą, arba įvesti nors ten keletas sveiko proto žmonių sąmoningų, kurie gali kažką tikrai dėl šalies daryti, dėl žmonių, pakeisti visą sistemą. Nu, bet tai aišku neįmanoma, kol kas dar. Tai va dabar žiūrint aš kaip ir netgi už tai, kad didintų mokesčius ir kuo daugiau, durnai gal skamba biškai. Nu, bet tarkim, kaimo žmogo, ne, kuris ten augina, tarkim, pats tave įsimaitina jam ir nereikia daug tų pinigų, ne, ten benzinų ir kažkam. Sėklom nusipirkti. Ir tarkim, dabar mokėtų už namą tą mokestį, tai iš kur jam paimti tos pinigus? Nu, kam kažką išskirti, ko skirtumus. Kiek pusiau badaujančių miestuose sėdi. Kiek pensininkų turi pensijos, tik tai ant pusės vaistų, visą kitą ten išnaudoja iš savo vaikų, anūkų, siurbia kaip vampyrai, o tie ten irgi negali iš to pragyventi. Visur yra tokių žmonių. Jeigu tu kažkam priklausai, jeigu tu paskyri kažką į savo valdžią, tu juos išlaikai ir reguliariai perrenki, nu, tai mokėk už tai. Nepatinka, pakeis, nu. Taigi žmonės nenorėtų, pakeisų tą valdžią, pakeisų sistemą, ką tik tai nori. Konstituciją mes galim panaikinti, galim perrašyti. Tik tai reikia noro. O kito noro, kad eiti, reikia daspausti iki tiek, kad tas pulinys, kaip sakant, sprogtų. Kol kas mes dar kaip guminiai tampamės, viskas gerai. Palojam, paburzgiam, bet viskas gerai. Nu tai mus ir spaudžia daugiau. Tai jie prieš mus daro, ar jie mums stengiasi padėti parodyti, ant kiek jie parazitai yra. Tai gerai, pažiūrėk, ar tau parodys, tarkim, įvedus tą mokestį, ar sujudės lietuviai, ar ir toliau kenties. Taigi mes tokie kantri tauta. Ne, tai judėsim, bet toliau mokės, aišku, nieks nepasikeis. Čia skau dar mažai. Ir va, šulinius turi apmokestinti tos visus. Nu, šiltnamis. Viską, vandenį, lietų turės apmokestinti, kaip jau kitos šalyse padaryti.
po truputį viską. Spaus, nu, kol sprogs, aš pulinys, kaip sakant. Pirmus pavienius, aišku, užtildys, o kai jau atsiras normali masė sąmoningo, tai ar tai įmanoma, net neaišku. Jeigu didžioji masė net ne žmonės neturintys sąmonės, tai visokie klonai biorobotai, ten ateiviai visokie parazitiniai, tai jie niekada nesutiks, jiem tik mėgausis to. Ieškos, kaip tai išnaudoti, ieškos, kaip rinkti mokesčius, kaip ten būti tarpininkais, iš to uždirbti, pasipelnyti, dar kažką. Ir viskas. Tama ir bėda, kad sąmoningumo mažiausiai žmonių turi to tokio, kaip sakant, kiaušų. Netgi jeigu ir turi, kai tu supranti realiai, ką tu padarysi su šakė prieš tanką, taigi neįsi, ne? Ir viskas, ir pats save tau užblokuoja, uždarai. Nu, tu kaip tu sakai, jeigu tie pirmieji išeis, jos greit Tai jo, kol mažai, tai jo. Nu, tai va, pirmi tie karščiausiai išeis, agresyviausi, kurie jau net laikė, tuos numalšins, to pačiu uždusins tus sekančius, kurie būtų atėję, bet kai pamatė pasiekmes, supras, kad, nu, geriau pakentiesiu kaip visi, nu. Čia kaip celofaną, ne, uždarė, parodė visiems, kaip gali būti. Nu, jisai toksai, man rodo, kaip ir toksai, kaip termometras, ta prasme. Per jį rodo, kiek bus norinčių, kiek jis seks, kiek žiūrės ir kaip jos nuslapinti, žinai, ar tokių priemonių užteks, ar ne. Čia, kaip sakant, jų žmogus gaunasi toksai, nebūtinai tiesiogiai, žinai, bet gal per jį išnaudoja, kad pasinaudot kitais. Pamatyti kitus, kaip sakant. Ai, o dėl tos 5 kolonos, žiūrėk, kai kurie, dabar nenoriu minėti, kas, nu, truputį apsiramino, mažiau laidų darys arba iš vis keis tematiką. Išsigando tie žmonės, kaip pradėjo sakyti, kad 5 kolona. Ar ne? Nežinau, tokį kubiką rodo sėdinti vietoj kažkur tamsoje ir viskas. Aš tos 5 kolonos girdėjau kelis sakinius, bet nežinau, tai aš nežinau, ar man čia rodo, kad ten viskas tylu ramu, ar nežinau, ar aš šiandien tai suprantu. Ar patys susidaro? O rodo, kad tylu, kvadratukas uždarytas sėdė, aplinkui tokia tamsa prispaudusi, tipo tylu ramu, tai aš kažkaip taip matau, suprantu. Bet aš nesidomėjau, nežinau, kas ant tą. Girdėjau, kad kažką tai apie 5 koloną kažkas šneka ar kažką tai, bet aš nesigilinu, tai nežinau. Arba aš nesuprantu, žinai, arba nurodo, kad ten nieko nėra visiškai. Gal uždarė, gal užtildė, gal pertrauką, aš nežinau, bet man rodo tuščių, nematau, kad įdėtų pas mus. Daro pertrauką. Man atrodo, truputį. Gal pabandė, suprato, kad dar per anksti yra, kad kitaip reikia dar kažko, aš nežinau, aš taip, bet kol kad dabar rodo, kad nėra nieko čia. Kažkaip taip suprantu bent jau.